ką versti. Arba verstis. Tai taip ir jaučias. Verstis. Tai iš tikrųjų senais laikais, sakykime, net viduramžiais, arčiau mūsų einant, būdavo mecenatai, būdavo tie, kaip sakant, dabar vieną tokį užstrigo vienas pavadinimas, kuris turėtų kaip humanistinį tokį grūdą tame pasakymą, kur, sakykime, jūs irgi įdarbinat savo kompanijos žmonės, dar kas nors, bet su tokiu tikslu, kai vos ne pasaulio atversti. Taip, ir biškelį jame slypi ir kaip ir šiokia tokia neigiama užuomazga, sakykime, ir kai kurios tos tautos ir ne veltui net genocido paveikiamos vien už tą verslumą. O čia verstis ir vos ne kažkokio kito sąskaitą. Jūsų misija turėtų būti ko gera irgi peraugti tą tokį mecenatystės arba tokio dosnumo įvardymą. Nes pagimdyčiau, sakykime, ir jūs patys galite susigalvoti kažkokį, sakykime, kaip Mažeikiškių grupę, būtent skirtinai nuo visos Lietuvos mastų, kad turėtume geruliai, bet dar kas nors tokie. Ne verslininkai, o geruliai. Geruliai, banai geruliai. Tai turi kažką užversti. Akmenį gal versti arba užversti. Tai akmenį jau nepatikėltų jau. Tas irgi toks, kaip sakant, fizinė intencija turintis žodis. O jūs, sakykime, kaip gerovės kūrėjai, juk jūs esat tame tarp ir savo kolektyvus turintis, jiems gerovę kažkokį nešantis. Tai galbūt jūs kaip verslininkai grupiai visiškai tiktų parodyti tokį iniciatyvą, ne visas nesuosmas, kad iš to verslumo tokio primityvoko žodžio išeiti. O čia jau aš pamoksliškai kalbu, kaip vyresnis sau leidžiu. Tai gal čia ir yra mecenatai, ką mes žinom, gal čia, o kiek, Mažeikius ar kitur čia Ne vieną jau kažkokį mandagumą vesti ir žmonės padarė išpilnyti. Bet tik tai tiek, kad jūs patys neįvardėjat, va tą dvasingąją prasme savo tos veiklos. Antanai, yra tik tais toksai reikalas, kad verslininkai, jie laiką neturi. Vot kam jų reikalas. Laiką neturi. Vot, jie pinigų turi, bet laiką neturi. Verslininkas visados taip yra. Aš pasistačiau kaip ras ant akmens, kaip instrumentą, dainos ilginimą. Kad jūs turėtumėt ilgesnį dainą. Nu, ir aš irgi pats skundau savo, kad tos dainos labai greit prabėg. Ne tik dainos, bet žiauriai greit. Čia yra, kaip sakant, verslininkų gerulių instrumentų, kuris gali pailginti dainą, kad didesnis rezultatas pasiekti. Tas, aišku, čia ir Kur čia ką pasukti, kad prailgėtų? Kur čia ką reikia pasukti, kad prailgėtų? Čia va ir tokie išimami ir įdedami va tokie elemenčiukai, bet su kažkokiu savo tokia intencija, su noru, kad ta daina prailgėtų. Vat jūs dėdami tos veitas turit išreikšti savo pageidavimą, kad jums tą apgautumas. Kad vakar ilgesnis būtų. Pusryčiai truktų iki vakarienės. Jų užtektų pilvę, ne? Ir čia ir daugiau tų reikšmų, bet čia jau norint vis tas paslaptis išduoti, jau mane kaip verslininkų teks mokėti. Tai, Antanai, gal tada... Tai va dar, paskui gal, žinai, prieš pabaigą padarysim tokį kaip ir, jeigu ne prieš mini ritualą, kad jums geriau sektus verslas. Prailginimo dainos. Labai gerai. Galim užsakti vidų.